Europos Sąjunga visiškai uždaro sienas rusams, kurie yra susiję su karu prieš Ukrainą. Rusai, kurie kariavo prieš Ukrainą, daugiau niekada nebegalės patekti į Europos Sąjungos šalis. Draudimas įtrauktas į naująjį 21-ąjį sankcijų paketą, kurį šiandien pasiūlė ES nosį. Į paketą taip pat įtrauktos sankcijos prieš bankų sektorių, kriptovaliutų platformas ir net Rusijos žuvininkystės sektorių. Taip pat į sankcijų sąrašą pateko 10 naujų Putino šešėlinio laivyno tanklaivių. Ir čia atsirado dar viena itin svarbi naujiena. Europos Sąjunga pereina nuo stebėjimo prie fizinių Rusijos šešėlinio laivyno laivų patikrinimų Viduržemio jūroje. Nuo šiol visoms Europo šalims teisėtai leidžiama stabdyti rusiškus laivus ir juos tikrinti, pažeidus sankcijas tiesiog areštuoti. Mano vardas Aleksejus Pečijus, pasikalbėsime apie šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Taigi, Europos komisija pasiūlė naują sankcijų paketą prieš Rusiją, kuris apima keletą pagrindinių krypčių. Energetika, finansinės paslaugos, kriptovaliutos prekyba ir pirmą kartą žvejyba. Naują 21-ąjį sankcijų paketą šiandien birželio 9 dieną pasiūlė ir tai yra 21-asis ribojamųjų priemonių paketas Europoje. Į sankcijų sąrašus bus įtraukti 90 Rusijos bankų ir tai taps didžiausių vienkartinių išplėtimų per visą sankcijų prieš Rusiją istoriją. Dėl to ES sankcijos apims jau apie 50% visos bankų sistemos, taip pat kredito organizacijas. Griežčiausios sankcijos palies 31 banką, jiems bus visiškai uždrausta vykdyti bet kokias operacijas su ES subjektais. Apie tai oficialiai pranešė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Prie jų prisidės dar 20 bankų, kriptovaliutų įmonių ar platformų trečiosiose šalyse, kurios aptarnavo sankcionuotas Rusijos organizacijas ir privačius asmenis. Ir štai tai yra itin svarbios sankcijos. Iš esmės, ES pagaliau pradeda kovoti su kriptovaliutų srautais, kurių pagalba Rusija ir trečiosios šalys ateidavo sankcijas. Pagal 21-ąjį sankcijų paketą dabar bet kuri kriptovaliutų platforma, kuri bus pagauta dirbant su rusais, iš karto patenka po apribojimais dirbti ES ir jos partnerių šalyse. Ir štai oficialiai tai skamba taip. ES pirmą kartą įves galimybę visiškai uždrausti paslaugų susijusių su kriptoaktyvais teikimą trečiosiose šalyse. Tai taps stipriu atgrasimo veiksniu toms šalims, kurios talpina platformas padedančias Rusijai apeiti mūsų sankcijas. Ir štai smūgis kriptovaliutai, jis yra itin svarbus. Reikalas tas, kad europiečiai jau šiek tiek išbandė šį sankcijų mechanizmą, nes jis iš tikrųjų yra sudėtingas. Jeigu bankų sistema yra aiški, tai su kriptovaliuta kovoti yra kur kas sudėtingiau. Taigi 20-ajame sankcijų pakete, kuris buvo priimtas balandį, ES pirmą kartą įvedė sankcijas prieš skaitmeninį rublį. Kirgizijos įmonės, kurios buvo naudojamos operacijams su sankcionuotu stablecoinu, per kurį Rusijos įmonės atliko operacijas, kurių suma viršijo $100 milijardų, šią schemą uždarė. Ir dabar jau bus smogta visai kripto industrijai, kuri vienaip ar kitaip susijusi su rusais arba dirba su rusais. Apskritai sankcijų sistema Rusijos finansų sektoriui yra daugiasluoksnė struktūra. Įvairaus griežtumo apribojimai, nuo turto įšaldymo iki visiško sandorių ir finansinių paslaugų draudimo, jau taikomi 70 Rusijos bankų. Į ES užblokuotų sąrašą įtraukti didžiausi sisteminiai žaidėjai. Sberbankas, VTB, Alfa bankas, Roselchos bankas, Promsvės bankas, Maskvos kredito bankas, Sovcom bankas, Novikom bankas ir Tautanai. Daugelis regioninių bankų tebėra taikomi švelnesniems sektoriniams sankcijoms. Jiems ten ribojama prieiga prie Europos kapitalo, ilgalaikių investicijų ir atskirų paslaugų. Tačiau kas svarbu, be Rusijos bankų Europos sankcijos buvo pritaikytos ir užsienio bankams, kurie dalyvavo apeinant sankcijas arba naudojo rusišką finansinių pranešimų perdavimo sistemą. Tai savotiškas SWIFT sistemos analogas. Taigi į sankcijų sąrašą pateko didžiausi bankai iš Kirgizijos, Azerbaidžano ir Laofo. Atskira sankcijų paketo dalis susijusi su laivais, kuriais Rusija išveža naftą apeidama sankcijas. Į sąrašą įtraukiami dar 30 laivų ir iš viso po sankcijomis atsidurs jau daugiau nei 660 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Pirmą kartą sankcijos taikomos ir laivams, kurie aptarnauja šešėlinį laivyną, pavyzdžiui, tiekia kurą ar teikia kitas paslaugas.
Ribojimai bus taikomi ir infrastruktūros objektams – uostams, oro uostams ir naftos perdirbimo gamykloms, prekiaujantiems rusiškam nafta ar ją perdirbantiems. Be to siūloma uždrausti energetinių tanklaivių prekių pardavimą. Apskritai, visi jūs vienaip ar kitaip esate susiję su Rusijos šešėlinio laivyno veikla, su Rusija, net jei tiesiogiai atrodo ir nedirbate su jais, bet vis tiek susitepėte dėl šių purvinų rusų, jums vis tiek dabar bus taikomos sankcijos. Iš esmės, idėja yra ta, kad visi būtų maksimaliai atbaidyti net nuo pačios minties dirbti su nešvariais rusais. Apskritai, Esposa pagaliau rimtai ėmėsi šito Putino šešėlinio laivyno. Ir ESA diplomatijos departamento vadovė Kaja Kalas oficialiai paskelbė, kad kova su Rusijos šešėliniu laivynu pereina į naują lygį. Vykdant operaciją Irini, tai ES misija skirta užtikrinti laivybos saugumą Viduržemio jūroje. ES valstybių narių karinės jūrų pajėgos gavo teisinę teisę įlipti į laivus, jei yra pagrįstų įtarimų dėl jų identifikacijos ar tarptautinių normų pažeidimo. Tai reiškia, kad dabar visos šios ES šalys gavo teisę sulaikyti rusiškus šešėlinio laivyno tanklaivus. Pažymėsiu, kad operacija Irini buvo sukurta 2020 metais pagal JTST mandatą iš pradžių siekiant kontroliuoti ginklų tiekimo embargą Libijai. Tačiau 2025 metais jos įgaliojimai buvo išplėsti ir prie jų pridėtas laivų galinčių apeiti sankcijas, ypač gabenančių rusišką naftą stebėjimas. Tačiau fizinių šių laivų patikrinimus pradėta vykdyti tik dabar. Anksčiau tiesiog stebėjo, nors prancūzai tai darė dar praėjusių metų pabaigoje, bet kitoje akvatorijoje. O štai Viduržemio jūroje europiečiai tyliai stebėjo, kaip Rusijos tanklaiviai plaukė pro jų krantus. O dabar pagaliau pradėjo juos spausti. Na, o svarbiausia naujiena iš 21 ES sankcijų paketo prieš RF skamba taip. Rusams, kurie vienaip ar kitaip dalyvavo kare prieš Ukrainą, vadinamiesiems SVO dalyviams, nuo šiol draudžiama įvažiuoti į ES teritoriją. Naujas draudimas įvažiuoti buvusiems Rusijos kovotojams yra visiškai atskiras paketo elementas, kurio anksčiau ESO sankcijų praktikoje nebuvo. Na kągi, toks spaudimas RF, pažymėsiu, vyksta tuo metu, kai skelbiama, kad ES ruošiasi deryboms su Putinu dėl karo. Переговорams с Putinim. O derybas, kaip žinote, vis dėlto reikia vesti iš jėgos pozicijų. Šioje vietoje padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka mygtuką. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai, skirdami bet kokią auką pagal nuorodas ir rekvizitus pateiktus šio vaizdo įrašo aprašyme. Tiek šįkart, saugokite save, visiems iki.